Keliavom kartu į mano mergvakarį. Tai rytas tą dieną prasidėjo anksti, nes reikėjo susiruošti, susidėti daiktus, nežinojau, kad tą dieną nemiegosiu namie, tada keliavau į saloną, kur pasigražinom, na ir prasidėjo mano šventė, pasitiko visos merginos, bet man nieko nesakė, ką veiksim, kur važiuosim, ką darysim. Tai pirmoji stotelė buvo Kaune. Atvykom į veidotyros paskaitą, kur tai buvo mano apskritai svajonė. Tai merginos tokią dovaną padovanojo ir žiauriai patiko. Kas to nesadarė, labai rekomenduoju. Tada keliavome toliau, niekas vėl nieko nesako, kur važiuojam, bet turėjom labai smagų laiką, žaidžiant žaidimus, prisimenant gėdingas istorijas ir atvykom į tokią kaip ir galutinę lokaciją, kur miegosim. Ir čia turėjom labai gražią vakarienę degustacinę 5 patiekalų. Tai buvo be proto skanu. Merginos visos gražios, laimingos, man padovanojo labai tokią kaip ir jautrą dovaną, mamos laišką su pačių irgi merginų parašytais laiškais. Tada žaidėm žaidimą, ar gerai pažįsta mane būsimas vyras, tai tiek prisijuokėm, kad net iki dabar atrodo iš juoko žandų skauda. Na, o vakaras baigėsi pirtyje, džekuzi, leidom smagiai laiką, daug kalbėjom ir juokėmės. Tai tokia pirmoji diena. Ar reikia antros dienos?